Seniai matytas vaizdas. Sveiki, ir aš turbūt seniai matytas. Visus sveikinu su pavasario antra diena. Nors vaizdo įrašas, aišku, įsikels vėliau. Bet, vat bunda, žiūrėkit. Pasislėpė. Viena pasislėpė. Buvo išlindus viena ir išlindo atgal. Nes, nors oras, žiūrėjau, kaip ir šiandien šeštadienį turėtų būti geras, ten iki plus 10 šilumos, bet šioks toks yra vėjelis, ir mano patys tie vėliai yra ant, nėra užuovijos. Tai tos bitės dabar kaip ir neskraido, nelekia laukan, neapsiskraidinėja, bet nepasakyčiau, kad jos to jau nėra padarę, nes visi staugai mano ant avilių būtent jau taškeliais nuvaryti. Kokiais taškeliais nuvaryti, tai manau suprantat, nes bitės per visą žiemą negali išskristi į lauką ir negali susirasti tualeto. Tai. Kokie šiandien darbai laukia, ką reikia šiandien padaryti, tai kad sutaupytumėm mes būtent bičių darbą, aš galvoju įsivalyti šitus ne lizdus, o dugnus išsivalyti. Ir turiu tokias kamšas, ar kaip čia pavadinti, tokius kartono gabalus. Tai aš tuos kartono gabalus sudėsiu ir bitėms pačioms šilčiau bus. Nes faktas tas, kad jau jos pradėjo auginti perus, kas būtent iš bitininkų neizoliavo motinų, prieš savaitę bendrai grįžtam. Prieš savaitę aš joms daviau valgyti, būtent va šitoms šeimoms, tai efektas labai didelis matosi, čia tos košės buvo daugiau, bet ta košė apvalgyta, tai reikia prasižiūrėti, būtent, parodysiu kampą, blizga net pačios bitės. Bet faktas išlieka vienas, tas, kad reikia prasižiūrėti, ar pakanka bitėms maisto. Tai, jeigu dabar stovėtumėm, anam gale yra laka, čia mes iš pačių galo avilio, tai jeigu bitės randasi šitoj vietoj, tai reiškia, maisto jau gali kaip ir trūkumas būti. Jeigu jos ties vidurio arba arčiau lakos, tai maisto joms pakanka ir viskas tvarkoj. Tai šioks toks patarimas. Prasižiūrėkit, ar pakanka maisto, tada galit jau, manau, šiltu metu išsivalyti dugnus, arba galit palaukti, bet jos pačios bitės jau kiek apsivalė ir manyčiau, kad galima, kas turi tuos kartono gabalus sudėti. Ir viskas čiki-piki bus. Nu ką, pradedam darbus. Visur dugnai įsitraukia pas mane. Tai tave laimėsiu. Turiu šitą daikčiuką. Svarbiausias dalykas tai bites ne už avilio mest, o į dėžę ir paskui užkast. Nes labai nuostabus ligų šaltinis. Žiūrim. Kiek čia aukso yra. Na va. Kiek turto. Matot, ir nuo vaško, ir nuo visko. Ir viena vaško kandis yra ir užmušta ir viską į dėžutę. Darom. Ir kaip sakiau, apačioj dedu tokį kartoną, tai vėjas nepučia. Jums geriau iš pavasario. O paskui išimsiu aš jį. Tai toks darbas. Čia valymo nėra kažkas sudėtinga. Šiaip kaip geriausia gal nedaryti. Jeigu antras žmogus yra, taip atkabini korpusą, čia pasidini naują dugną, perkeli viską ant to naujo dugno, tada pasimi šitą
jį išsivalai ir tada vėl eini prie kito avilio, tą dugną, kurį išvaliai pasidedi, tą avilį atkabinai, op ir taip persimintinėje. Dugnas keičiasi su aviliu. Kartais įspausti tai, kad neliktų po aviliu. Nu va, ne tiek ir mažai, atrodo čia tų bičių. Neaišku, klausimas, vat kiek čia yra dar gyvų. Nu, draugais aprūpintos, gali jos ir neskris dabar į laukus dar porą savaičių, nes maisto pilna. Ir kadangi pas mane plėvelė ant viršaus, tai susidaro šioks toks kondensatas virš bičių ir jos pasima vandenį tuo pačiu. Tai va, deduosi daiktus, reikia liekti tada man iki smelsturinės tos vadinamos. Šalia ten be to yra dobilų laukas, toks neblogas, gal kokia 15 hektarų. Tai tam sektoriui šiais metais, manau, reikės motinas keisti visas į Kaukazų. Tai turėsiu medaus labai gero. Tik nežinau, kaip peržymoja ten tos pačios bitys. Tai faktas, kad nuvažiuosim, bet... Yra traktorius užkau. Ale bet buza po apačią, tai... Nu, nesigavo keliu. Pirmą kartą dūmį, nežinau kuriu, šiais metais. Vienas, 2, 3 ir 4. 4 žuvę. Ir daugmaž visos iš bado. Tai pasistengit pražiūrėti, kad viskas tvarkoje ir pas jūs būtų. Realiai savaitę anksčiau galbūt būčiau atvažiavęs, būčiau išgelbėjęs, nes matosi, kad kai buvo šilta, tai pilna bičių išneštų lavonų, tai jos pavasario buvo sulaukę ir buvo šiltų orų sulaukę. Tai va. Ir dar tas maitinimas, atrodo maitinta pakankamai ant tiek, kad net kurių prisivė viršui, bet matyt tokia žiema buvo. Stipresnė šeima kokia nors ir reiks palaidot. Čia labai vieta pasikeitus visa. Miškas kaip miškas, bet kirtimas padarytas, tai tikėkimės, šiokia tokia reklama, turėtų būti aviečių, pirmas dalykas, daugiau. Ir čia dažnai priauga sosnovskio barščių, tai iš barščių labai skanus medus. Vieta pasikeitus, bet šunys tie patys. Čia bitės skraido. Tik. Prižiūri. Čia visai vėjo nėra, saulė spigina, tai šilta, tai palyginus, vat, pavyzdžiui, su tuo vieta, kur buvau, tai visos bitės ir intensyvios skraido. Vadasi, prasibando, tai čia iš karto galima pasakyti, kad šitas sektorius kuo geresnis ir pranašesnis yra, tai kad greičiau apsiskraido. Pirmas dalykas, o, kaip duodasi. Ir tikėtina, kad greičiau ir vystysis. Tai vat, žiūrėsim čia, aš maisto irgi sudėjau prieš savaitę, maisto nudaviau kokį gerą kilogramą, tai ant to intensyvumo ir matosi. Kad apvalgė juos
šiek tiek. Ta košė, nu čia silpnesnė, gal kažkiek šeimelė, bet... Ir vat, kas turbūt svarbiausia, tai jeigu intensyvus pavasaris ir intensyviai vystysis bitės, tai ir ant klevų žydėjimo turėtų viskas pasaka būt. Nes šitų pačių klevų pilna ir lazdynų, tai gal net reiktų iš šito sektoriaus rinkti žydadulkes. Nes menaus, nu matysim dar kaip čia kas. Šitas tai labiau pasitęs. Jaunas. Sukasi. Sukasi kaip žaltys. Žiūrėk kokia. Masė. Ane? Ramas, aš nežinau. Šitam tai maisto, man atrodo, trūkumas gali būti. Reikės labiau intensyviau pažiūrėti. Jau pagauta viena. Žiūrisi dar tik tai. Dar pačių žiedadulkių labai dalykėti nedulka nieks. Bet čia van ant saulės. Oi, čia labai pataikyta vietoj. Nu va, dar tik žydėti pradeda žydelis rausvas. Nu, viena kita žydadulkė. Tai reikia laukti, kada blindys pradėjo žydėti. Nes iš blindžių galima gauti, bitės tiksliau pasiima ir žydadulkės, ir nektarą. Tai čia kai amšėjus jau kaudavo, kad pradeda žydėti žibutis ir sako, jau žibučių neša medų. Tai neapsigaukit, reikia žinot vis tiek, kokie medingi augalai aplinkui yra ir ko daugmaž galima tikėtis. Nes pavyzdžiui, tokiam sektoriui pavasaris gali viskas liks būt, bet link pavasario galo, vasaros pradžioj gali ir badas prasidėti. Nes paprasčiausiai gali mažiau augalų būti, kurie suteikia bitėms ir nektarą, tuo labiau ir žiedadulkes. Kiti, pavyzdžiui, sektoriai kaip tik geriau laikysis. Viską reikia skaičiuotis, reikia žiūrėtis, gal net šitas sektorius net ir nepasiteisins. Kol kas dėl žiemojimo jis man puikiai pasiteisino ir dėl vietos sąlygų, vien dėl to, kad užuovėje yra daug ką tai duoda, o vat kaip čia bus vasarą ir kokie derliai bus, matysim. Yra tokių silpnokų šeimų, aišku, bet čia naujas sektorius, naujos motinos buvo ir gal viena kita šeimelė buvo silpnesnė. Tai visą tai duoda savo vis tiek. Viskas. Sėdamės į mašiną, aš manau, užteks, jeigu taip pasakius drūtai. Tai žiemojimas buvo tikrai neblogas, kiek kalbėjau su keliais bitininkais, bičiuliais, tai pas jūs irgi neblogai žiemojo, kai kur maisto trūksta, kai kur netrūksta, tai prasižiūrėkit, ar maisto yra, tada dugnus jau galima valytis, aš jau bent visus išsivaliau, ačiū tėčiui, kad padėjo. Nu ir dabar matysim, jeigu maisto daugiau valgo, tai dėsim dar, jeigu šeima netaip greitai valgo tą maistą, tai palauksim dar. Nu, kiekviena šeima yra skirtinga, taip galiu pasakyti. Ir kiekviena šeima arba greičiau vystysis, arba lėčiau. Bent ne virš 20% žuvusių yra. Tai tiek, ačiū už dėmesį, malonu sugrįžti atgal į YouTube'ą. Dabar keliausim prie žemės ūkio, nes laikas jau tuoj trešt bus už kokio gero mėnesiuko.
artėjant tai pavasarį, nes vegetacija kviečių jau yra prasidėjus. Rapsai jau vystosi, lekia kuo greičiau, skuba visi. Ir pats nusipirkau priekabą traktorinę, 5 tonas kažkur veža, tai reikia prasitempti ją, reikia barstytuvą susitvarkyti, nes ir tą turiu. Ir trąšas turėtų atvežti ir visą kitą. Tai stengsimės dabar spėti ir per bites, ir per žemės ūkį. Mašina užkurta, ačiū už dėmesį, prižiūrėkit savo bites, prižiūrėkit savo javus ir iki greito. Čiau. Atsimenat, kai sakiau, kad pavyzdžiui, kad jau pavasaris artėja, tai mes dabar esam pas mane būtent kaimo tvarte, tiksliau čia yra kaip ir sandėlys. Nu ir jau ilgą laiką nėra auginamos ir karvės, ir kiaulės, bet turim būtent vieną nuostabų augintinį. Taip netikėtai aptikom, bet kaip sakiau, pavasaris artėja, tai pavasaris iš tikrųjų artėja. Išgąsdinom labai, tai nufilmuosim, kad toksai yra gyvūnėlis. Barsukai puola namus. Gerai, negąsdinom.